Nu, labą rytą. Sveikinamės iš parodos Kaune. Triušių. Vat, kaip matot, čia esame įsikūrę. Urma prekybos centre Kaune. Tai bandys biškį pravesti, parodyti, kas čia ką turėjom. Va čia mano ir atvežti burgundą. Šiaip gera visai savertin, 96,5, 96 ir vienas jaunas šitą patinėlis 95,5. Nes kadangi ten yra suaugęs, tai kaip sak, viskas gera sutriušęs, standartas atitink, vertinimą ganėtinai aukštį. Va čia ir burgunds papras, o čia vadinas šalia pensijai burgunds originalas. Tai galite paveizėti, kiek skiras spalvas atspalvis kailį. Va čia ir burgundas, o čia burgund original. Greičiausiai ta veislė turėtų būti tepiri ir negreičiausiai, bet išveista iš originalą, bandyti stambinti įgavus burgundijais. Originalas ir biški smulkesnis sudėjimą, ausis trumpesnis. O kad pradėjant stambinti, ausis pailgiai ir spalva. Čia zelandai balti. Čia vat ir kaip kabun sidabriniai, bet čia ir juodi sidabriniai. Vokietijais. Va čia irgi originalai burgundai. Čia vienas pilkasis va ir čia vienas mėlynas. Gražus triušiai irgi. O čia sidabriniai. Kai gimsta būna juodi, po to išvėsėja kailis. Čia prancūzų avinai. Įvairių spalvų. Čia irgi prancūzų avinai, kitos spalvos. O, kaip dičkiai. Čia irgi prancūzų. O čia dėmėtieji milžinai. Čia Belgijos milžinai. Kiškiniai. Čia vėl dėmėti. Čia šinšilas. Spalvos Belgijos milžin. Čia geležinis. Čia angoras veislė. Čia nauji lapiniai triušiai. Čia satinų veislės kailiniai triušiai. Ir ne tik. Čia reksai. Įvairių atspalvių. O čia nykštukinis reksas va ir. Čia pilkai mėlynas reksas. Greičiausiai šitas bus
čempionas Lietuvos. Bus taurį laimės 97 balai. O čia Satyna. Įvairių naujų veislių čia matau ir privežta. Reikėtų dar pasižiūrėti, kaip jos vadinas. O čia gal lapiniai, gal sumaišiau dviejų atspalių. Vienos ir kitos. O čia ir ugniniai. Marderiai turėtų būti. O čia Tiuringijos. Gražus triušiai irgi. O čia visiems žinomi Lietuvai. Kalifornijos veislės triušiai. O čia ir mažieji triušiukai, germelinai, avinuks ir. O čia Castor-X, labai neblogi. Tai va tiek naujienų. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrat ir iki.